Tada ne vienas nebemokys savo artimo ir nebesakys savo broliui: pažink viešpatį. Jie visi, nuo mažiausiojo iki didžiausiojo, mane pažins. Aš atleisiu jų kaltę ir jų nuodėmės nebeprisiminsiu. Taip, sako Viešpats, kuris sukūrė saulę šviesti dieną ir paskyrė mėnulį bei žvaigždės spindėti naktį, kuris sukelia jūroje šėlstančias bangas. Kareivijų Viešpats yra jo vardas. Nebemokys savo artimo. Sandora. Ir šiandien žiūrėsime apie sandorą, sandoros esmė. Ir kaip čia sakyti, nesakys savo broliui pažink viešpatį. Mes visą laiką ir raginam vienas kitą, sakyti, paraginti, mokyti, ir mokomės. Ir šiandien pakalbėsime apie naują sandorą, būtent per mokymą. Kas yra mokymas? Iš viskas yra mokymas. Aš pasižiūrėjau tokius apibrėžimus. Ir šiandien mes apie tai žiūrėsim. Mokymas tai veikla nukreipta įgyti tam tikrą pažinimą arba tam tikrus įgūdžius, sugebėjimus. Ir šiandien mes suprantame, kad mokymas, yra gerai, ar ne? Mokytis užsienio kalbų, mokytis nuo vaikystės, eiti į mokyklą ir taip toliau. Bet čia kalba apie ką? Čia kalba apie bendravimą, taip? Nors tai yra sandora. Ir kai mes žiūrim šitą temą, aš nežinau, sakau, gal keletą kartų reikės perėti, tai nepamatyti, tai ten tiek didinga, kad suprantat, net čia kalba, ta lietuvių rusų skiriasi, ant tiek giliai, kuria prasme, žiūrėkit, zavet, ir mes turim Novąjį Zavet, bet lietuviškai testamentas ir anglų kalboje testamentas ir sandora skirtingi žodžiai, kitose kalbose įvairiai. Ir čia sako sena sandora, ar ne? 31 eilutė ateis padarysiu su Izraeliu naują ir judų sandorą. Jis padarys. Ir toliau, kai skaitom Naują testamentą, mes jau daug pamatome apie tai, kad ši sandora veikia. Nauja sandora. Ir netgi kartojama, laiške Hebrajams, bet ne tik konkrečiai kartojama, bet visas yra apaštalo Pauliaus tas apreiškimas, kuris duoda laiškuose, yra būtent apie tai, apie tą santykį. Bet dabar žiūrėkite, mokys savo artimą, nebemokys. Naujam testamente taip pat atsimenate, kai Jonas rašo laiške, tai labai panašiai tiesiog šitus žodžius, sako, dabar jūs nereikia, kad mokytų kažkas jūs, ar ne? Nes tas patepimas moko ką? Kad pasiliktume jame. Tuo metu, kai buvo rašomas žodis, tas tikslas – pasilikti jame. Bet dabar dar kartą, taip žemiškai, kaip tas mokymas? Ir šiandien, aišku, čia kalbam apie mokymą, kuris pavirsta į kontroliavimą. Žodis mokymas ir kontrolė yra skirtingi, aišku, skirtingi suvokimai, ar ne? Bet šita prasme, kai čia pasakyta, tada ne vienas nebemokys, dabar galim biškį ir pakeisti, aš pasakysiu kodėl, nebekontroliuos savo artimo, suprantate, nebekontroliuos. To dabar paaiškinsiu, kodėl tai yra. Matote, kas yra kontrolė? Kontrolė irgi nėra blogai. Kas yra kontrolė? Kontrolė tai procesas, kuris siekiama užtikrinti, kad reali veikla atitiktų planuojamą. Faktinė situacija norima. Įsivaizduokite, mes visi kažkiek kontroliuojame kažką. Aišku, kontroliuojame situaciją. Pavyzdžiui, tu vairuoji mašiną, tu kontroliuoji ją. Kodėl kontroliuoji? Kad nuvyktų nuo A taško į B ir būtų saugu. Tai tas kontrolė reikalinga, kad tas saugumas būtų užtikrintas. Bet dabar kalbame apie mokymą. Bet čia yra visiškai kitaip. Kodėl aš sakau, kad nekontroliuos. Bet dar užduokime klausimą ir šiandien, gal šis klausimas ir supurtis mus. Ar Dievas visą kontroliuoja? Kaip? Viską. Žodis kontroliuoja, man šitas
Trečiadienį mes buvom kalėjime ir pamatėm tokią situaciją. Kaip ir kalbėjome su Zitane, sako, jeigu būtų tai keli metai anksčiau, būtume labai nuliūdę. Tai yra tokia esmė, kad susibūrė būrelis, kur yra, tas vyksta jau kaip ląstelė tikinčiųjų, sesių Kristuje, kurio šlovina Dievą. Tai yra taip nuostabu, kai tu meldiesi kartu ir tai kažkas patiriama nuostabaus. Bet dabar ši grupelė suskilo į dvi stovyklas. Taip aiškiai, ne tik, kad suskilo žodis, ten tiesiog karo stovis. Ir aišku, tai mes suprantame, tai yra kalėjimas. Ir kalėjime labai dažnai ten susiskirstimai, frakcijos ir taip toliau. Bet tai tikinčių žmonių susiskirstimas. Ir kai mes skaitome apaštalą Paulių Korintiečiams laišką, ten iš viso, irgi susiskaldimas. Bažnyčiose šiandien tiek daug mokymų ir tiek daug susiskaldimų. Ir štai, kur yra esmė, dabar žiūrėkite, kodėl šita nauja sandora duoda kažką kito negu anksčiau. Dievas kontroliuoja. Senas testamentas apie tai sako. Senas testamentas pagrįstas ta pirma sena sandora. Kokia sandora? Ir mes kai kartais sakome, kad iš tikrųjų yra viena sandora, bet aišku, ta sandora nurodė į kažką kito. Matote, kad mes pabėgtume iš tos kontrolės, kad būtume laisvi nuo tos kontrolės. Bet dabar į tą esmę. Taigi, kokia sena sandora? Labai trumpai ir aiškiai Išėjimo knygai 24 skyriui, ten aišku visas skyrius parašo, kas yra ta sandora, su kuo jinai susijusi, su žydų tauta, bet jeigu vienu žodžiu, 7 eilutė Išėjimo 24 skyriuje, čia apie Mozę kalbama, po to jis paėmė sandoros knygą tautai, girdint perskaitė. Jie sakė, visa, ką Viešpatis sakė, vykdysime ir būsime klusnūs. Du žodžiai. Vykdysime klusnūs. Ką daro kontrolė? Taip ir daro. Tu paklusti. O kontrolė patikrina, ar viskas tvarkoja. Toliau. Tada Mozė ėmė kraujo ir šlakstydamas jį ant tautos tarė, štai kraujas sandoros, kurie Viešpats padarė su jumis šiais žodžiais. Grįžtant į Jeremijo skyrių, 31 mes matome kažką kito. Yra jau kita sandora. Kaip čia pasakyti, ar ne? 32 eilutė. Ne tokia sandora, kokią padariau su jūsų tėvais, kai paėmęs juos už rankos išvedžiau iš Egipto žemės. Jie sulaužė mano sandorą, nors aš buvau jų valdovas. Dabar, kuo skiriasi sandoros? Iki Kristaus mes matėme, kad buvo paremta, tai reiškia, tu turi klausytis dabar Dievo, taip, yra auka ir Dievas net primena nuodėmes. Dabar mes skaitome, nebeprisimena. Yra skirtumas. Bet kame tai dar pasireiškia? Žiūrėkite, esminis skirtumas, kad čia labai daug tos teologijos nebūtų. Kuo iš vis skiriasi? Sena sandora, nauja sandora. Kuo? Tai reiškia, žiūrėk, iki Kristus buvo sena sandora. Ar ne, va tas kraujo apšlakstymas. Dabar Jėzus irgi pralieja kraują. Skiriasi, tai yra naujas santykis su Dievu. Visiškai naujas santykis, kitoks negu buvo anksčiau. Tas santykis paremtas baime. Tai nėra blogai, mes pamatysime apie Dievo baimę, dar turbūt sekantį kartą žiūrėsime, bet dabar supraskite, baimė, kokia jinai bebūtų, jinai kontroliuoja. Tai irgi nėra blogai. Žiūrėkite, jeigu bijo, nepadarysi kažko. Tai šiandien mes matome, kad pavyzdžiui, vaikai eina prie vandens telkinių ir kažkas atsitinka tragedijos. Tu bijai, tu saugai. Bet būtent Naujas testamentas paremtas ant to, kad Dievas viską valdo. Matote, va tas kaip kontrolė, tai mes žinom, yra santykis su Dievu ir santykis su kitais žmonėmis. Ir mes labai panašiai, žinokite, va tas kontrolė ir kartais įsiskverbia į tai. Mes norime saugumo. Mes norime, kad šitas mokymas, kad tai būtų teisinga, ar ne, ir kad apsaugot žmonės, kad žmogus nepaklystų. Ir nori, nenori, įsivelia kontrolė. Santykis su Dievu, santykas su žmonėmis. Bet dabar dar, žiūrėkite, kodėl aš išsakau, tai yra labai svarbu. Naujas santykis su Dievu, visiškai kitoks negu buvo anksčiau. Atrodo, kaipgi Mozė buvo, bet dar, aš užverčiau tą, bet pažiūrėkime, kas ten dar įdomus labai buvo. Kodėl Jėzus Kristus atėjimas
ir Mozės tas sandora labai panašu ir kažkas skiriasi. Pažiūrėkime dar kartą, kai Mozė pašlakstė, ar ne, sako, ir pasakė, štai kraujas sandoros, kurie viešpats padarė su jumis šiais žodžiais. Ir koks veiksmas toliau? Tada užkopė Mozė, Aronas, Nadabas, Abihuvas, 70 Izraelio vyresnių. Kur užkopė? Ir dar toliau ten yra toks tam tikras etapas. Ir pasižiūrėkime paskutinės 2 eilutės šito skyriaus, 17-18. Viešpatie šlovė atrodė izraelitams lyg deganti ugnis kalno viršūnėje. Mozė įėjo į debesį ir užlipo į kalną, jis pasiliko ant kalno 40 parų. Atsiminkim Jėzų, jis mirė ant kryžiaus, praliejo kraują, tam, kad atpirktų, tam, kad įvykdytų šitą naują sandorą. Ir kuris nuėjo? Į debesį. Atsimenate Apaštalų darbų 1 skyrių. Jis nuėjo į debesį. Ir dabar mes galvojame, jisai turi grįžti į Mozę. Bet dabar pasižiūrėkime, kokie yra vėlgi skirtumas. Taip, mes čia taip globaliai dabar apie Dievo tautą, ir čia aišku, visa sandora yra su Dievo tauta, bet asmeniškai. Kaip asmeniškai? Pavyzdys. Žiūrėkit. Kodėl reikalinga dar kontrolė? Ne tik, kad kodėl reikalinga, bet kodėl jinai yra. Tu planuoji kažką tai, ne? Svarstai, tu turi lūkesčių, mes turim lūkesčių. Pavyzdžiui, šiandien ką veiksim rytoj, poryt, taip toliau, mes turim lūkesčių. Ir dabar, kai kažkas nenutinka, mes nusiminame. Ne taip nutinka, mes nusiminame, ar ne? Kai negalime kontroliuoti, mes, ir dabar atsiminkim savo įtikėjimo metu. Irgi dabar žiaurų pasakysiu dalyką. Kodėl mes įtikėjome? Mes negalim kontroliuoti. Tada norime, kad Dievas kontroliuotų. Tada, palauk, bet kaip čia, čia toks išskaičiavimas atrodo, ne, toksai egoistinis. Bet dabar žiūrėkite toliau. Jie visi nuo mažiausio iki didžiausio mane pažins. Naujosios sandoros esmė. Pažins, aš atleisiu jų kaltę, nuodėmės neprisiminsiu. Bet dar kartą, nuo mažiausio iki didžiausio. Apie ką čia kalbama? Apie mažą žmogų didelį. Atsiminkim, kai Jėzus vaikščiojo. Apie ką jisai mažu sakė. Ir kaip mokiniai kartais sakė, kuris čia didesnis, kuris čia kietesnis, arčiau. O čia sako, nuo mažiausio iki didžiausio. Ar matote? Ir pažiūrėkite dabar, kai mes turime santykius su Dievu, taip, su Dievu viskas gerai, lygtai, ne, sandora yra, bet santykis su kiekvienu iš mūsų. Mes turim lūkesčių. Mes turim daug lūkesčių vienas iš kito. Ir dabar žiūrėkite, kai tas pats ir su mokymai, su religija. Pasižiūrėkite, kai yra religija. Bet religija, ta žodis labai toksai sunkus, ne? Iš vis bet kas. Kas žmonės vienyje? Kas mus šiandien suvienyje? Bet gal labai egoistiškai pasakysiu. Kaip egoistiškai. Mums patinka Dievas. Visus žmonės vienyje tai, kas jiems patinka. Žmonėms patinka taika, geras dalykas, jos vienyje. Žmonėms kažkoks judėjimas, medžioklė, LGBT, jos vienyje, tas vienyje. Bet žiūrėkite, kas patinka? Labai skirtingi dalykai patinka. Bet supraskite, čia sandora su Dievu. Ar bandėm užduoti klausimą? Turbūt uždėm, kas patinka Dievui? Bet kas patinka? Mes žinom, tai patinka ir mes, ir matote, kaip šitie lūkesčiai, tos religija, kodėl sakau, tai religija dažniausiai tai pasimato, nes jeigu tai tu esi už borto, jeigu, netitinki lūkesčių. Ir labiausiai tai atsiskleidžia, kaip sakau, prisiminus tą įvykį trečiadienį kalėjime, ne, kai aišku, Jono laiške, mes kai skaitėme, kad patepimas jau moko, ar ne, kad mes liktume Dieve. O trečiam Jono laiške yra toks žmogus Diotrefas. Ir dabar, kaip pamenat, mes sakėm, kad tas Diotrefas, visų pirma, pažiūrėkime į save. Ne? Mes čia, kas tas Diotrefas? Ne? Ir pradėkime nuo to. Pažiūrėkime. 3 Jono laiškas 9 eilutė. Aš parašiau šitą bažnyčiai, bet mėgstantis jiems vadovauti Diotrefas nepriima mūsų. Ir kai štiltę skaitau, matai, koksai mėgstantis vadovauti, mėgstantis. Mes visi mėgstam. Dabar kalba, aš nemėgstu, aš iš vis ne lyderis, aš esu žemiau plintuso. Supraskite. Matote, tai nėra blogai.
Nes žodis vadovauti, tai neblogas žodis. Vadovauti. Mes sukurti pagal Dievo atvaizdą, kad valdytume. Aišku, valdytume su meilė, mes dar prie to prieisim. Bet čia žiūrėkite esmė, kur yra problema, ne čia pasirodo. Aš anksčiau galvoju, koksai, jisai mėgsta vadovauti. O koksai? Kaip yra ne, tas alkoholikas, tas narkomanas, tas pinigus mėgsta. Ne. Čia visiškai nėra tai blogai. Pažiūrėkime visą tą paveikslą. Sekant eilutę. Todėl, jei atvyksiu, priminsiu jo darbus, kuriuos jis daro, skleisdamas apie mus piktas kalbas. Maža to, nei pats nepriima brolių, nei kitiems, kurie norėtų priimti, neleidžia ir išmeta juos iš bažnyčios. Klausimas, kodėl jis tai daro? Ir dabar dar kartą. Kai Jonas rašo, jis sako, Diotrefas nepriima manęs. Kaip blogai, ne, jis sako, mūsų. Suprantat? Mūsų. Jonas puikiai pažinęs Kristų, suprato, ta bendrystė ir meilė yra veiksmas, o ne žodžiai. Ir jie buvo kartu toj bendrystė, kai skaitai Jono laišką, tengi matai viskas apie bendravimą kalbama, apie tą kainoniją, agapę, meilę kartu, kai jie turėjo tai. Ir dabar tai toks nuostabus vaizdas, suprantat, bet nepriima mūsų, ne manęs, o mūsų. Ir štai kur buvo problema tuo metu. Ir mes čia turim tai labai aiškiai suprasti. Dabar, vėlgi, patiko Diotrefui vadovauti. Ne? Ir aišku, per tai viskas išryškėjo. Bet čia, kai mes kalbama, dar kartą, jie visi nuo mažiausio iki didžiausio mane pažins. Per Kristų tai tapo realybė. Santykis su Dievu, santykis su žmonėmis. Jis viską pakeičia. Nuo mažiausio iki didžiausio. Ir suprantate, todėl, kad šitame aš matau tai, kas patinka Dievui. O kas patinka Dievui? Tas laiškas, skyrius apie susiskaldymą. 1 Korintiečiam 1 skyrius. Pažiūrėkite, apie ką čia Paulius sako. Tai yra, labai nuostabu. Nes čia irgi cituojamas Izaijo pranašas. Pranašas, kitas pranašas, ne Jeremijas, Izaijas, ne 19 eilutė. Nes parašyta, sunaikinsiu išmintingųjų išmintį. Ką jis sunaikina? Sunaikina. Tada palauk, betgi išmintingųjų universitetai visokie, ten koledžai, visur. Ką jis nesunaikina? Bet dabar žiūrėkite, apie ką čia ir kalbama. Kokia yra gili tavo dvasinė prasmė. Žiūrėkite dar kartą. Niekais paversiu protingųjų išmanymą. Paversiu. Štai kur yra sandora. Paverčia. Suprantat, paverčia tai kaip burtininkavimas, ne? Paverčia, bet atsiranda. Tai ir atsirado. Per Kristų, kai jisai atliko šitą auką, parodė Dievas savo charakterį. Tai, kas jam patinka. Ir tai yra taip nuostabu. Pažiūrėkite toliau. Kur išminčius, kur rašto žinovas? Tai reiškia, kur koledžai, kur mokymas? Kas geriausiai žino, kas taip pats protingiausias, išmintingiausias Saliamonas dabar? Tuo metu, kai Paulius rašė. Kur? Kur šio amžiaus tyrinėtojas? Bet koks mokymas įsivaizduoja? Argi Dievas nepavertė šio pasaulio išminties kvailystę? Kadangi pasaulis išmintimi nepažino Dievo pagal jo išmintį, tai Dievui patiko. Skelbimo kvailumu išgelbė tuos, kurie tiki. Štai kur yra esmė. Dievui patiko, atrodo, ką jam patiko sugydinti visus, ne. Jam patiko palaiminti vargšai dvasia. Ir taip toliau. Kai Jėzus pradėjo kalbėti apie tai, Kalno pamoksle, ir jam patiko, jis parodė, koks yra Dievas, kas jam patinka. Ir tai yra visiškai nauja negu Senam testamente. Aišku, kur, matote, esmė ta pati, nes tai buvo šešėliai, bet dabar žiūrėkite, mes irgi nesenai, laišką Kolosiečiams, pažiūrėkite Kolosiečiams 1 skyriuje, ten tas planas Dievo, koks yra Dievas. Ir tai viską keičia, tai taip nuostabiai keičia. Pažiūrėkite, laiškas Kolosiečiams, 1 skyrius, 19 eilutė. Kolosiečiams 19. Tėvui patiko jame apgyvendinti visą pilnatvę. Kas Jėzui patiko? Reiškia, tėvui, Dievui, kūrėjui patiko.
Ir čia yra labai daug ką rodo apie Dievą, ko aš anksčiau nemačiau. Supraskime. Net nežinau, kaip čia išsakyti tai, bet, pabandysiu. Gerai. Ir per jį visą sutaikinti su savimi, darant jo kryžiaus krauju taiką, per jį sutaikinti visą, kas yra žemėje ir danguje. Sutaikinti visą. Jam patiko, jis atsiuntė savo sūnų atlikti misiją. Ir jam tai patiko. Tai kaip yra nuostabu. Per kryžių tai įvyko. Bet dabar žiūrėkite, tas planas, čia dabar ir priklauso biškiai ir mūsų charakteriai. Ne tai, kad charakteriai, savybės. Man patinka skaičiai. Aš nežinau kodėl, bet patinka. Suprantat mintį. Bet tikslus mokslai nelabai. Suprantat, kuria prasme, kaip tai gali būti. Pavyzdžiui, man patinka istorija. Iš toksai buvo nutikimas įdomus, kai Ukmergėje reikėjo laikyti teisės ir tas vairuotojas po poros dienų, po poros užsiėmimų sunerimė. Sako, kas tu toks? Kaip tai koks? Aš esu misionierius. Ne, sako, kas tu per žmogus? Aš atvažiavau iš Vilniaus į Ukmergę. Ne, kas tu klausi? Buvau istorijos mokytojas. Viskas aišku. Kas aišku? Humanitaras. Viskas su tavim aišku. Pagavot mintį? Humanitaras kitaip elgėsi. Man, kaip, tokiam uoliam baptistui, fundamentalistui, Dievas tinka kaip architektas. Suprantat mintį? Jis turi planą. Jis tą planą atlieka. Kas yra architektas? Brėžiniai. Mes turbūt girdėjome apie tas iliuminatai, ten viskas yra didysis architektas. Bet čia žiūrėkit tokia mintis. Jis braižo tiksliai, bet sausai. Aš nesakau dabar specialybės, ar tai blogai, ar tai gerai, tikslus mokslai. Bet humanitaras, kuria prasme, tapytojas, menininkas, skiriasi, suprantat? Piešia paveikslą. Jis yra kūrėjas. Ir jis mūsų kūrė kurti. Kodėl aš ir sakau, šita tema, kai mes žiūrim šitą laišką Kolosiečiam, ir Jeremijo, aišku, pranašystė, jis, humanitaras šitą prasme, ką reiškia humanitaras? Žmogus. Reiškia, jis myli žmogų. Ir per Kristų tai atsiskleidžia, kad jam svarbiausia santykis, ne architektūra. Kai mes žiūrim, taip, taigi jisai įsteigė bažnyčią, turėjo taip atlikti, taip, viskas, taip. Brėžiniai. Netitinki brėžinių, viskas, lauk. Teismas. Sena sandora tokia ir buvo. Bet dabar nauja sandora. Jis atsiunčia savo sūnų, Kristų. Ir dabar supraskite, čia yra tiek gilu, kad tai paliečia visas mūsų gyvenimo sritis. Dabar aš sakau, tai ką dabar visi, tikslus mokslai blogai. Bet supraskite, dabar žiūrėkite, girdėjote apie to žmonės, kur, susiję su autizmu. Jie linkia į tikslius mokslus. Tai nėra blogai. Bet jie turi savo prizmę. Bet tas menas, kuria prasme, kad yra tos spalvos ir mūsų gyvenime kartais nutinka labai baisus dalykai. Kodėl? Bet tu dabar žinai, kad mylintiems Dievą išeina į gerą. Viskas išeina į gerą. Viskas. Ir štai kodėl dabar, kai mes matome, kas patinka, ir dar jeigu tai paprasčiau, Evangelijose Mato ir Luko biški skirtingai parodoma, kas Dievui patinka, kas Jėzui patiko. Bet žiūrėkite, aišku, čia apie tą patį kalbą. Mato 11 skyriui Jėzus kalba apie teismą. Skaudi tema. Kodėl teismas? Vėlgi, pažiūrime architektūrą. Netitiko brėžinių, jie pasakė taip. Bausmė. Bet Dievas netoks. Kaip Dievas netoks? Ką jis nebaudžia? Baudžia. Pasižiūrėkite, kai Jėzus viską papasakoja, kai jis atlieka tai, 11 skyriui jisai kalba apie teismą savo tautai. Ten apie Kafarnaumą, kad Sodomo žemė bus lengviau teismo dieną. Ir dabar, 25 eilutė, tai reiškia anuo metu. Reiškia, kalba buvo apie teismą ir ten buvo parodyta, kas turi vykti. Bet dabar žiūrėkite, anuo metu Jėzus kalbėjo. Aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpė tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, apreiškė mažutėliams. Bet palauk, kalba apie teismą. Ir iš čia šlovinu tave. Tai kame čia šlovė, kad teismas bus? Ne, pažiūrėkite dar giliau. Apreiškė mažutėliams.
Matote, tuometinė padėtis kokia buvo pagal seną sandorą ir pagal visus pranašus mes jau, ne, pranašų turbūt ekspertai visą savaitę pranašus skaitom, bet esmė, kodėl pranašai kalbėjo apie tą likutį, apie sandorą ir tas likutis bus padaryta sandora, vat būtent tai, ką mes skaitome šiandien Jeremijo pranašystėje ir taip toliau. Ir dabar Jėzus, pažiūrėkite dar kartą, sakant eilutę. Taip, tėve, nes tau tai patiko. Ar matote, kur tikslas? Tėvui, kas patiko? Neteisti. Jam patiko šitą sandorą. Jam patiko tai. Va šitas nuostabus paveikslas, kuris nurodo į Kristų. Ir dabar toliau. Viskas man yra mano tėvo atiduota ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas, nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus. Ir kam sūnus nori apreikšti. Žiūrėkime čia, bet žiūrėkime ir čia. Suprantat mintį? Tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus ir kam sūnus nori apreikšti. Sandora tampa tokia aiški. Tai paprasta. Ir toliau sekant jau, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu. Fantastika. Ant kiek tai nuostabu. Ateikite, aš jūs atgaivinsiu. Visa esmė. Jėzui tai patinka. Dievui tai patinka. Matote, va tas lūkestis jo žiūrinti žmogų. Ir dabar dar, kitas biški atspalvis, bet apie tą patį dalyką. Luko Evangelija, štai kodėl yra 4 Evangelijos, ne? Luko Evangelija 10 skyriuje. Jėzus kalba apie valdžią. Davė mokiniams valdžią. Įsivaizduojat? Kokią valdžią? Čia nuostabu. 19 eilutė. Štai aš duodu jums valdžią mindžioti gyvates bei skorpionus, aukštesnio iš visą priešo jėgą ir niekas jokiais būdais jums nepakenks. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai rašyti knygoje. Bet žiūrėkite, jis kalba apie valdžią, bet fokusas, dėmesys į ką žiūrėkite. Nes dar prieš tai pati eilutė buvo 18. O jis jiems sakė, mačiau šėtoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Ir toliau sako, aš jums duodu valdžią, bet ne tuo džiaukitės. Ar matote, kuo skiriasi Dievo valdymas ir kontrolė? Dar nematote, pamatysime, žiūrėkite. Toliau jis sako, tą valandą Jėzus pradžiugo dvasia ir tarė. Kokia nuostabi situacija, koks nuostabus veiksmas, jis pradžiugo. Jėzus vaikšto žemė. Taip, mes jį matom, jis toks, jis skelbia Dievo karalystę, bet čia jisai pradžiugo, matai, čia buvo daugiau negu emocija. Sako, ir tarė, aš lovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, tėve, nes tau taip patiko. Ar tu patinki Dievui? Ne? Ir toliau žiūrėkite, viskas man yra mano tėvo atiduota ir niekas nežino, kas yra sūnaus, tik tėvas, nes nei kas yra tėvas, o tik sūnus ir tas, kam sūnus nori apreikšti. Atsigręžęs vien tik į mokinius, jis tarė. Man atsigręžęs vien tik į mokinius. Santykis, sandora, tai buvo laikinas, va tas, kaip sandoros apreiškimas. Va žiūrėkite, kas yra sandora. Palaimintos akys. Palaiminti vargšai, palaiminti visi, va tie palaiminti, sako, laimingi kuo? Kurios regi, ką jūs regite. Sakau jums, daugel pranašų ir karalių troško pamatyti, ką jūs matote, bet nepamatė, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Žiūrėkite, mes jau pamatėme, ne? Kas jam patinka, ir kai mes pažinome Kristų, mes irgi supratome, kas patinka. Ir va štai kodėl Naujam testamente, va tas ir yra sakoma, ne, kaip meilė. Dievas yra meilė. Bet mes sakome, parodyk tu tą meilę, jeigu tu ją turi. O kaip jinai parodyk? Tai yra atsiskleidžia per mūsų santykius su žmonėmis. Kas atsiskleidžia? Čia nėra ką paslaptis. Čia dabar atsiskleidžia, kas tikintis, netikintis. Iš vis atsiskleidžia. Žiūrėkite, bendrauja žmonės, atsiskleidžia, kas jiems patinka. Tai labai paprasta. Ne, mėgstantis išgerti, jiems patinka, tai ir apie tai kalba. Ir taip toliau. Ir apie viską kalba. Bet dabar dar sugrįžkime į mūsų Jeremijo 31 skyrių.
tą planą daro, tokį kaip, kodėl Dievas taip sako tautai. Ir pažiūrėkite, čia nuostabus dalykai. Pirma eilutė, 301 Jeremijo. Tuomet sako Viešpats, aš būsiu Dievas visoms Izraelio giminėms ir jos bus mano tauta. Taip sako Viešpats, tauta išlikusi nuo kardo rado malonę dykumoje, kai aš ėjau suteikti Izraeliui poilsį. Ką Jėzus atėjo padaryti? Įvesti į poilsį, laiške Hebrajams parašyti. Įvesti į tą santykį. Įvesti į tą bendrystę. Sako, išlikusi po kardo. Ai, čia bus kažkaip, tai čia Irane ten barbanduoja, dabar Izraelis, čia kažkaip. Ką Kristus atliko, nežiūrėkime į kas mums patinka labiausiai. Mums patinka Kristus. Ir kai mes tai matome, mes pamatome, kas vyko Jeremijoje. Ką Jeremijo pranašystė kalbėjo apie Kristų, o ne apie Iraną, Izraelį. Apie Kristų. Man šiandien daug kas, šiom dienom rašo, žiūrėk, kas vyksta. Kristų matau. Štai kas vyksta. Bet pažiūrėkite, tada sandora sako, ėjau suteikti Izraeliui poilsį. Ir kai mes šiandien kalbame, tokius dalykus, tai koks čia poilsis? Vat poilsis bus tada, kada jau viskas čia sudarkytas, bus blogis nugalėtas. Bet dabar užduokim klausimą. Aišku, žmonės tai sako, nes kodėl? Todėl, kad, tu matai, supranti, kad, teisingumo gi nėra. Kiek baisaus melo yra. Bet dabar, žiūrėdami į šitas rašto eilutes, pamastykime, per sandaros prizmę, koks yra didžiausias, blogiausias dalykas nutikęs istorijai. Mes kalbam, šiandien, ne, Palestinoje žūsta vaikai. Aš ten tokių girdėjau dalykai, kur net ten tie iš jungtinių tautų jie prašo, verkia, sako, žiūrėkit, kad žūsta, sušaudo, nesulaukia pagalbos, ten baisukas ten, ne, gal holokaustas, kai Osvencimas ir visi kiti. Ir taip toliau mes galim daug tokių dalykų. Kodėl taip vyksta? Ir tai šitos mintis ką sukelia? Mes dar prieisim prie tų dalykų, ką sukelia. Sielvartą arba nusivylimą. Čia labai skirtingi dalykai, sielvartas ir nusivylimas. Bet dabar dar pamatykime prie to klausimo, kas baisiausia visoje istorijoje įvyko. Kas pažįsta Kristų supranta. Jėzus mirė ant kryžiaus už mano nuodėmes. Jis teisus, jis be nuodėmės. Ir žmonės jį nukryžiavo, jį sumušė, sudaužė ir pakabino. Auka. Ir dabar žiūrėkite, per šitą prizmę, ką aš matau? Atsiskleidžia kažkas, ne? Kas atsiskleidžia? Ar mane žmonės nuvilė? O jei kokie baisus tie žmonės, o kaip šiais... Bet pamirškime, kaip šiandien sako žmonės, bet kas yra Biblijoje, kas yra iš tikrųjų tikrovėje, realybėje. Į savo gyvenimą. Mūsų santykiai, kaip ir sakau, pastatyti ant lūkesčių. Dabar aš apie save, paskui jūs galite apie save. Bendras klausimas. Ar esate nusivylę kitų žmogumi? Sunkus klausimas, ne? Gerai, kitaip. Ar aš esu nuvylęs kažką? Galite vietoj aš įdėti savo aš. Ar aš nuvyliau savo mamą, tėtį? Daug kartų. Ar nuvyliau žmoną? Taip. Ar nuvyliau jūs? Bendražygius? Taip. Bet dabar žiūrėkit, kodėl aš taip sakau. Čia apie santykį, apie valdymą. Nes tai priklauso mūsų santykiai. Nuvyliau. Gerai, o Paulius ką rašo? Romiečiams 7 skyriuje, atsimenat? Kas jį labiausiai nuvylė? Jisai pats, kad nesako. Aš noriu gero, trokštų. Aš noriu, nusivyliu, viskas. Matote, kodėl aš sakau, sielvartas tai yra sveika reakcija į netektį, ar ne? O nusivylimas yra visai kas kita. Bet dabar pats esminis sandoros klausimas, net gerai, kiti žmonės, aš pats, Dievas. Ar aš nuvyliau Dievą?
Atsakymas aiškus. Ne. Kodėl? Todėl, kad Dievas nenusivilia manimi. Aš galiu manyti, kad aš nuvyliau. Čia vat Aš kaip ir nuvyliau kitą, aš galiu nuvyliau. Žiūrėkite, vat kodėl ir yra, tai paprastai. Mes turim kai kurios įsivaizdavimus apie tą žmogų. Kitaip sakant, iliuzijas. Tas žodis toksai baisus, bet vis tiek, aš va toks ir toks. O žiūrėk, o Dievasgi viską mato. Jisai mato mane nuo pradžių, ką aš padarysiu. Ir kai žiūriu į Kristų, suprantat, nes mes, kaip ir sakom, religija, mokymai, ką daro? Kažką aš turiu padaryti, kad būčiau jam patinka, nes aš čia nesu vertas. Ir kad vertas, aš turiu kažką daryti. Ir tas darimas, kuo daugiau darau, ne, į mišką daugiau mauko. Čia tas pats. Bet kai tu matai, ką Kristus padarė. O ką Kristus padarė? Jau jis neturi iliuzijų apie mane. Jis žino mane. Pažinau. Suprantate, pažinau jį. Ir šiandien aš galiu drąsiai pasakyti, Dievas manimi niekada nenusivilia. Niekada. Aš matau Kristų. Ir kad, žiūrėkit, kai tai keičia žmonės. Jeigu Dievo aš nenuviliu, tada palauk, tu tiek. Aš žiūriu į Dievą. Į jo valdymą, ne į kontroliavimą. Kaipgi Dievas kontroliuoja? Gerai, tegul būna kontroliuoja. Bet aš matau, kad jis Dievas myli. Štai ką aš matau. Ką aš matau, kad jis turi teptuką ir gyvenime piešia. Kartais taip atrodo tamsu, bet tu matai, wow, koks nuostabus paveikslas. Nuostabus paveikslas tai yra Kristus. Jis mane atpirko. Ir štai kodėl, kai aš sakau nusivylimas ir sielvartas, taip sielvarta mūsų gyvenime būna ir gal tikrai bus. Bet nusivylimas, atsiminkit, Dievas tavimi niekada nenusivilia. Matote, ir kai tu tai turi, tada tu nustoji kontroliuoti. Ne? Taip, iš tikrųjų, jeigu tai paimti vaikystę, kai tu nuvili kažką, tu išgirsti tokius žodžius, tu netikės, tu iš vis geriau, kad negimtum ir taip toliau, ar ne? Tu girdi tokius žodžius. Tai, kaip baisu, tai gerai buvo. Ir tada palauk, o kaip dabar tu svertini? Tomis žaizdomis? Ne, jo žaizdomis esu išgydytas. Tu šlovini, dėkoji už viską. Tu nekontroliuoji, bet paklusti jo meilį. Įsivaizduojat? Paklusti jo meilį. Ir dabar, iš kur čia taip, gal čia kažkoks tai tokio mokymas. Žiūrim dar kartą į Jeremiją 31:2. Atėjau suteikti Izraeliui poilsį. Dykumoje. Sekanti eilutė. Iš tolo man pasirodė Viešpats sakydamas, aš amžiną meilę tave pamilau, todėl esu tau ištikimas. Kokia meilė? Amžina, tobula, tikra. Štai kodėl dabar žiūrėkite, kaip taip keičia žmonės. Nes kaip mes, nenorime, kad taip jis padarytų žmogus ir mes nusivylėm. O dabar ne. Dabar aš matau jo meilę. Matau, kad jis man yra ištikimas. Ir štai kaip jis matė, dabar darai, ką nori. Ką nori. O ką nori? Kas man patinka? O kas patinka Kristui? Mes jau skaitėm Luko, Mato Evangelijoje. Taip, ir tas jau, kaip sakau, jis niekada nenusivilia manimi. Niekada nenusivilia tavimi. Ir tai, kai mes žvelgiame Kristų, tai mes matome, ką jis atlieka. Tai yra tiek nuostabu. Atsiminkime Efeziečiams, galime atsiverti, bet 5 skyrių, pamenat, kur Biblijoje kalba apie paklusnumą, ne apie kontroliavimą. Vyrai, kontroliuokite žmonas. Mylėkite. Žmonos, pakluskite kontroliai. Ne, pakluskite. Kaip viešpačiai. Jėzus, bažnyčia, meilė. Paklusnumas vienas kitam. Ten ir parašyta 5 skyriui. Pakluskite vienas kitam. Tai yra meilė. Vat būkite šitam paveikslo tapime, aš sakau, nutapytas, nenutapytas. Dievas kūrėjas. Taip, jisai tas, ne tai, kad jisai tai braižo dabar netinki ir viskas lauk išmeta. Ne tas pieštukas nulūžo iš išledėžį. Ne. Tu esi brangus nuplautas per Kristų. Tai įvyko ta sandora, jinai jau atskleista. Ir kai mes sakau, tas Efeziečiams, visas Naujas Testamentas apie tai kalba, kad, bet dar neišsipildė.
Matote, mūsų lūkestis yra koks? Būt patenkinti. Ne? Kad patiktų Dievas. Dabar kiekvienas tikintis žmogus jau viskas. Jisai žino, jisai myli Kristų. Ir jis nori, kad patiktų. Ir kartais keisti dalykai. Žmogus keistai elgiasi, keistas mokymas. Bet tu žinai, kad Dievas valdo su meile. Kaip ir mane. Tave. Jisai priveda prie to, prie ko? Prie to bendravimo. Ir kaip mes šiandien giedojom giesmėje, pažiūrėkime laiškas Petro. Ar ne? Fantastiškas Petro laiškas. 5 skyrius. 1 Petro 5 skyrius. Ir čia kalbama irgi apie vienas kitam paklusnumą, apie viešpatavimą. Ar ne? Ir sako vyresniuosius. Ir dabar 4 eilutė, kai pasirodys vyriausiasis ganytojas, jūs gausite nevystantį šlovės vainiką. Tai gausime kažkada, tai bus. Bet dabar pažiūrėkime į užrašymo hebrajams. Jono laišką, Petro Pauliaus principą, kas turi nutikti, ko jie laukia. Todėl Kristus viskas atliko. Atsimenu, pirmą sandorą. Mozė išėjo 40 dienų į debesį. Turi Mozė atėjo, ir Jėzus ateis. 40 dienų, 2025 metai. Ir čia skaičiavimai, čia jau matematika. O kur Dievo valdymas? Ar kontroliavimas? Pagaunat mintį? Architektas? Ar tapytojas? Kūrėjas? Bet dabar žiūrėkite. Gerai, turėkim galimas skirtingas nuomonės, viskas gerai. Bet žiūrėkite dabar. 5 eilutė. Taip pat jūs jaunesnieji būkite klusnus vyresniesiems ir visi paklusdami vieni kitiems apsivilkite nuolankumu, nes Dievas įžeidiems priešės nuolankiesiems teikia malonę. Tad nusižemink po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metų atėjus. Atėjo metas? Ne, dar netėjo, dar aš turiu kovoti, laikyti. Bet net jeigu tu turi laikyti kovoti, Jono laiške ir parašyta, Dievas yra meilė. Va ta prasme Dievas yra meilė. Kad jis priima tave. Kad sandora veikia dabar. Kad nuo jo veido tu nepabėgsi. Ir sekant eilutę, meskite ant jo visus savo rūpesčius, nes jis su jumis rūpinasi. Čia rūpesčius, čia mokesčiai, pinigai, lygos. Ne, čia meskite ant jo rūpesčius. Reiškia būti Kristuje, būti jame. Suprantat, nes taip, tais laikais slankiojo tas, kas, sekant iš eilutės aprašyta, bet dar kartą. Nusižeminkite. Nuolankieji. Matote, sako, nuolankiesiems teikia malonę. Jis sako, be saiko teikia malonę. Tai tiek nuostabu. Jis valdo dabar ir jis myli. Ir čia parašyta apie bažnyčią, apie tikinčiuosius, kurie tai turėjo. Ir pirma sandora šita, atsimenam, turi mintyje, ne? Išėjimo knygą. Antra sandora. Labai greitai, pasižiūrim antrą sandorą Hebrajams laišką. Bet dabar kodėl tai yra labai svarbu? 8 skyrius. Ir čia tas pats kaip ir Jeremijo. Gal šiek tiek žodelį skiriasi. Čia turbūt vertimo kažkokios tai, ne, dalykai, bet tai yra labai irgi gerai. 8 skyrius nuo 11 eilutės. Ten 10 sako tas pats, ar ne, kad įstatymus protams, bet 11 eilutė sako, ne vienas nebemokys savo artimą, nei savo brolio, sakydamas, pažink viešpatį, nes jie visi mane pažins nuo mažiausio iki didžiausio. Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu. Matot, kur esmė? Nebeprisiminsiu nuodėmės. Atrodo, palauk, bet aš padariau, tas sielvartas, palauk, žiūrėk dabar, kas Senam testamente taip, Dievas prisimindavo. Mes daug kur skaitome, Dievas prisimena. Nors aišku, į ateitį žiūrės neprisimins. Žiūrint į Kristų. Dėl kad reikėdavo pastoviai aukoti aukas. Ir žmogus nepasikeisdavo. Taip, jisai turėjo, jeigu tą tikėjimą, bet dabar žiūrėkite, sekant eilutę, sakydamas naują sandorį, jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusio, kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks. Petro laiške, ką mes skaitome? Laukia. Paulius kažko dar laukia. Čia sako, greit nebeliks. Nukaršta. Sena sandora, nes tuo metu dar tikrai stovėjo šventykla, kai buvo laiškas Hebrajams rašomas.
bet rodoma į antrą sandorą. Ir dabar žiūrėkite dar kartą į tą sandorą, čia 9 skyriui viskas atkartojama Išėjimo knyga, kas kaip vyksta, bet žiūrėkite, kokia nuostabi prasmė. 21 eilutė, 9 skyrius. Jis taip pat apšlakstė nauju krauju palapinę ir visus tarnavimo indus. Pamenat Išėjimo knygą? Taip. Ir čia viskas apie tai parašyta, bet dar trumpiau. 22 taip pat pagal įstatymą beveik viskas apvaloma krauju. Ir be kraujo praliejimo nėra atleidimo. Žiūrėkite, nėra atleidimo. Čia sako, nuodėmės neprisiminsiu. Kristus žiūri į mane, aš žiūriu į jį. Santykis. Koksai? Aš jo nenuviliu. Nenuvilsiu. Reikia stengtis, kad nenuvilk. O čia ir yra jo veikimas. Ir kada žiūrėkite toliau. Todėl dangiškųjų dalykų atvaizdas turėjo būti šitaip apvalomi, o patys dangaus dalykai geresnėms aukoms negu šitos. Mat Kristus įžengė ne į rankų darbą šventyklo tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad dabar pasirodytų už mus Dievo akivaizdą. Pasirodė. Jis įvykdė. Jo žodis tapo kūnu mūsų gyvenime, tam, kad mes šiandien būtent išeitume iš šito kontrolių mokymo, iš tos religijos, tos sausumas, kuri veskau taip, yra brėžinys, tikslas, taip. Pastatyti kitą į vietą. Netinki? Ne. Dievas man sako, aš tavęs nenuvyliu. Žiūrėdami kitą žmogų, aš negaliu sakyti, dabar tu nuvylėjai mane. Tu blogai, tu esi... Ne. Tas pats santykis su vaikais. Jeigu kas vaikus turi, tu net mato, tu, taip, gal įskaudino kažką, dar kažkas, bet... Myliu. Myliu. Nenuvils manęs. Ir, pažiūrėkite dar kartą, grįžtant į mūsų tą, nesakau čia, čia jau sekantį kartą mes gal toliau žiūrėsime apie sandorą, bet dar kartą tą 4 eilutę 301 Jeremijo. Aš vėl atstatysiu tave ir tu būsi atstatyta, 3 eilutė mes sakom, būsi ištikimas, o 4, aš vėl atstatysiu tave ir tu būsi atstatyta Izraelio mergaitė. Tu vėl pasipuoši būgneliais ir linksmai šoksi su besidžiaugiančiais. Linksmai šoksi su besidžiaugiančiais. Dabar reikia daryti, tu tai darai viduje. Kodėl? Dabar dar kartą žiūrim į tą sielvarto ir nusivylimą. Problemą. Ne problemą, bet skirtumą. Aš anksčiau galvoju, čia tas pats. Sielvartas, nusivylimas. Tu ir žmogus nusivilia. Ne, jis nenusivilia. Supraskite, mes, kai turim Bibliją, taip yra čia tas džiaugsmas. Bet dabar, kokie patys baisiausi žodžiai visoje Biblijoje? Pasakyti. Man taip atrodo, kiekvienas gal skirtingai yra, ne? Suprantat, kodėl tai aš sakau baisiausia? Gal protų baisiausia, mintims, jausmams. Kas gali baisiausia nutikti tavo gyvenime? Gali kažkas nutikti, ar ne? Yra Dievas? Labai, labai šilta. Labai. Žiūrėk, 22 psalmė 1 eilutė. Patys baisiausi žodžiai, kada nors pasakyti. Tai pasakė Jėzus. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kodėl tu toli nuo mano šauksmo ir man nepadedi? Jėzus turėjo didžiulį sielvartą. Patį didžiausią, koks įmanomas. Mes kartais galvom, palauk, bet tu nežinai, kaip kiti žmonės kenčia, kodėl taip neteisinga, reikia keršto. Ne, žiūriu čia. Kūrėjas, dangiškas Dievas, kuris sukūrė, kuris viską valdo su meile. Ir dabar jo sūnus jam sako, kodėl tu mane apleidai? Didžiausias, koks bebūtų sielvartas. Atrodo, tu matai, taigi yra sielvartas, yra neteisybė. Ne, čia yra teisybė, todėl kad šitam sielvarte toliau skaitėme ten tas visas skausmas, iš tikrųjų ant tiek baisu, ant tiek sunku suvokti, bet iš tikrųjų nebaisu. Kodėl? Žiūrėkime, kas yra viduryje, ar ne? 23, 4 eilutė. Kurie bijote viešpaties, girkite jį, šlovinkite jį. Visi Jokūbo palikuonys, bijokite jo, visi Izraelio vaikai. Pamenat, kalbėjau apie baimę. Yra Dievo baimė, Dievo valdymas, kontrolė. Kai žmogus kontroliuojamas, jis visą laiką bijo. Kontroliavimas dažniausiai paskirta ant baimės. Gerai, blogai, dabar nežiūrime, bet dabar žiūrime į dvasinę tiesą. Sekanti eilutė.
Jis nepaniekino ir nepasibjaurėjo sielvartaujančio kančiomis. Nuo jo nepaslėpė veido, jo šauksmą išklausė. Prisiminkime savo įtikėjimo dieną. Ar nebuvo tas pats šauksmas? Jis nepaniekino, nepasibjaurėjo sielvartaujančio kančiomis. Mes matėme, taip, viskas griūna. Kontrolės nėra. Mums reikia Dievo. Bet Dievas dabar jau ne tik kontroliuojantis. Jis nekontroliuoja, jis valdantis. Valdantis su meilė, kad viskas išeina į gerą. Bet čia sako, žiūrėkite, jo nepaslėpė veido, jo šauksmą išklausė, jį gyrysiu didelėme susirinkime, vykdysiu įžadus tarp tų, kurie jo bijo. Matote, tarp tų, šitą eilutę, tokia paslaptinga yra man. Intimi labai, aš kitą eilutę, kai sakiau, dabar nesuprantu kodėl, bet tada prieš daug metų mane paragino važiuoti į Ukmergę. Žliumbiau, ten verkiau ant kelių ir va šitą eilutę man pasakė. Kaip čia taip, aš nežinau, neatsimenu dabar, bet yra santykis su Dievu. Bet ar jinai įvyko? Taip. Romieji valgys ir pasisotins, viešpatie girs visi, kas ieško, jūsų širdis te gyvuoja per amžių. Žiūrėkite, romieji valgys ir pasisotins. Palaiminti romieji. Ne? Prisimins ir gręšis į viešpatį visi žemės pakraščiai, jo akivaizdu lenksis pagonių tautas. Viešpačiai priklauso karalystė, jis viešpatauja pagonius. Prisiminkim dar pirmą eilutę ir šitą eilutę. Viešpatauja. Ar viešpataus tik tai kažkada, tai dabar ne. Dabar turime santykį su Dievu. Dabar turime jo meilę. Ir visi žemės rėbėjai valgys ir pagarbins jį, prieš jį nusilenks tie, kurie dulkės nužengė ir negali išlaikyti savo gyvos sielos. Palikuonis tarnaus jiems, jie pasakos apie viešpatį būsimai kartai. Šiandien tai vyksta, diena iš dienos. Tai vyksta, tas žodis, tas nuostabus Dievo paveikslas, jisai kūrėjas, kuris myli, kuris žmogus nenuvilėjo. Ir kai sakoma, jie ateis ir paskelbs jo teisumą gimsiančiai tautai. Viešpats tai padarė. Ar nepadarė? Padarė. Viešpats tai padarė. Tas žodis, jisai suveikė. Ir štai, kai aš dabar, geriuosi Jeremijo, tai ne tik Jeremijo, ne, kai mes skaitom Naują Testamentą, bet Jeremijo 31 skyriuje, o ta eilutė. Amžiną meilę tave pamilau, todėl esu tau ištikimas. Teorija ar praktika? Praktika. Tai yra gyvenimas. Šiandien. Gerai, bet dabar pats sunkiausias klausimas, pabaigai. Aš toksai svarstymas, gali paskui pabendrausim, kalbėsim. Ar įmanoma, kad Dievas tavim nusiviltų? Pagrįst Naujų Testamentą, taip, mes sakim dabar, čia, taip, čia galima, išgalime prasti. Čia ne apie tai, čia ne mokymas. Suprantate, galima, negalima, čia mokymai. Dabar žiūrime į Jėzų, į sandorą. Dievas niekada, jis neapleidžia mūsų. Bet iš kitos pusės, dabar jeigu taip, panduočiau logiškai, žiūrėk, aš nesu pakankamai toks galingas, kad priverčiau Dievo veidą nusisukti nuo savęs. Nes jeigu aš galėčiau, aš tai padaryti. Bet aš negaliu, aš ne Dievas. Suprantat mintį? Petro, tada 5, 5 ir 6, ne? Nusižeminkite. Ir šitas veiksmas jau vyko. Tai padarė Dievas. Taip, aš nesu toks galingas, jis galingas. Ir kai tai pamatai, kad viskas. Kad Dievas nusiviltų, neįmanoma. Jo veidas. Neįmanoma. Šita tiesa. Matai, kaip sakau, ta sandora, kuri buvo, jinai antiek skiriasi, bet šiandien, aišku, tos religijos mokymai padarė tokią pačią. Bet dabar mes jau žinome, kad kas pasensta, nukaršta, to greitai nebeliks. Tai įvykęs žodis. Nukarš, paseno. Dabar yra nauja. Jų nuodėmės nebeprisiminsiu. Bet, įvadas į sekantį kartą ir pabaigai, 35 eilutė. Jeremijo 31:35. Taip, sako viešpats, kuris sukūrė saulę šviesti dieną ir paskyrė mėnulį bei žvaigždės spindėti naktį, kuris sukelia jūras šėlstančias bangas. Kareivių viešpats yra jo vardas.
Mes toliau skaitysim apie tai, bet supraskite, šėlstančios bangos apreiškimo knygų, ką reiškia jūra, ką reiškia diena šviečia, paskyrė mėnulį žvaigždės. Tai yra tas nuostabus jo paveikslas. Suprantat, taip, architektas, ar jisai dailininkas, humanitaras ar tiksliukas. Kartu viskas tai veikia. Šitam pasaulyje susijungia. Įsivaizduokite, sukūrė. Ir žiūrėkite, spindėti naktį. Pas mus ateina kartais naktis sunkiai, ne, kaip giesmėj giedojame. Sukelia šėlstančios bangos. Bet yra jo paveikslas, jo valdymas. Toks nuostabus tam, kad mylėčiau kitą. Priimčiau kitą. Nes jeigu nebūtų to dabar, aš galėčiau mylėti. Pažinti jį. Iš tai, ką šiandien Dievas daro, kalba mums. Ką jis sako per sandorą. Ką jis sako? Ne vienas nebemokys. Nebesakys savo broliui pažink viešpatį. Tu jau pažįsti. Bet turi meilę, turi priėmimą vieno kito. Ir kaip sakau, tas nuostabiausias dalykas, net sunku suvokti. Gerai, ką man žmogus gali padaryti, kad jis mane nuviltų? Kažką tai baisaus. Sielvartas gali būti. Bet nusivylimas neįmanomas. Toks yra Dievas.